Ir, žodžiu, norėčiau tiesiog klausant, pakviesti jūs klausant tai, ką išgirsim dabar giedant mūsų dainorėlius, jūs išgirsite taip pat labai įvairią stilistiškai ir harmoniškai ir visoj kitoniškai muziką. Bet jinai visa, reiškia, yra suorientuota į labai svarbų būtent Biblijos šaukiamą jausmą tikėjimą. Kauno Vytauto didžiojo bažnyčios kamerinis choras Cantate Domino susikūrė 1992 metais. Mes giedame ne tik tai sumos misijose, bet ir skaitomės koncertinis choras. Taigi mūsų istorijoje yra daugybė koncertų, daugybė konkursų, nemažai festivalių. Esam dalyvavę ir prestižiniuose, ypatingai prestižiniuose. Esame dalyvavę ypatingai prestižiniuose konkursuose. Taigi 22 metus skaičiuojanti mūsų istorija yra truputį banguota, bet visuomet stengiamės būti geriausių tarpe. Labai malonu, kad gerbiamas kompozitorius, profesorius Giedrius Kuprevičius mums pasiūlė sudalyvauti jo renginyje, kuriame bus kalbama apie Bibliją, Biblijos muziką, apie religinę muziką, apie sakralinę muziką, nes joje mes gyvename, ją giedam kiekvieną sekmadienį. Aš kalbėjau apie tikėjimo svarbą, tai būtent šitoj bažnyčioj dėja reta, sakyčiau, Lietuvoje dar mažai. Yra bažnyčių, kuriuose skamba profesionali muzika, reiškia, deranti muzika. Nes aš bendravau su kunigu, kur vargonai ten grojo, taip sakant, ketvirtatoniais, aštuntatoniais ir taip toliau, sakau, reiktų suderinti vargonus. A jis man sako, man ir taip gražu. Tai supranta, taip neturėtų būti. Aš manau, kad iš tiesų mums reikia siekti būtent to, ką mes šiandieną ir išgirsime.